Šiandien žiniose matysime akimirkas iš žiemos mozaikos. Koncertas specialiojoje internatinėje mokykloje bei ryto kvepiančio kalėdomis. Kriminaluose nagrinėsime, kokie šiais metais buvo Bravo mokinių nominantai. Orose bandysime suvaldyti euro sukeltą audrą. Gruodžio 11 dieną gimnazijoje vyko tradicinis renginys Žiemos mozaika. Renginį savo pasirodymais puošė ne tik įvairūs Kėdainių kolektyvai, bet ir svečiai iš visos Lietuvos. Renginys spinduliavo ypatingą šilumą ir kalėdinę dvasią, kuri kiekvieno širdėje įžiebė šiltus jausmus. Kokios jūsų nuotaikos po šito renginio ir ar pirmą kartą čia esate? Labai geras nuotaikos, Markai paplo, kokios geras nuotaikos. Labai smagu mums čia ir mes pirmą kartą, nes mūsų sesė gimnazistė pirmą klasę. Kokios jūsų nuotaikos po renginio ir kaip ilgai ruošiatės jam? Nuotaikos tikrai labai puikios, labai gerai jaučiuosi. Užplūdo tokios nuotaikos belaukiant kalėdų ir švenčių. Labai šilta ir gera širdyje, ramu, labai šaunu tikrai. Gruodžio 16 dieną gimnazistų taryba pasikvietė į pagalbą Šviesiosios gimnazijos mokinius išvyko į specialiąją internatinę mokyklą. Ten koncertavo, dainavo, šoko ir kartu su vaikais žaidė žaidimus. Be abejonės, vaikai labiausiai laukia kalėdų senelio su dovanomis. Juo taip pat pasirūpiname. Dėkojame visoms klasėms prisidėjusioms prie dovanėlių. Pakabinkit ant kalėdinės eglutės. Gruodžio 19 dieną gimnazistų taryba pasitiko mokinius su sausainiais ir garuojančia kakava. Ta dieną taip pat išdaliname kalėdiname pašte rastą didžiulę krūvą laiškų draugams ir mokytojams. Gabrielė, kaip manai, ar verti šių metų Šviesiosios Bravo mokiniai savo nominacijų? Pagalvokim. Domas Rudmanas tikrai stilingas, o Rugilė Gaučaitė nėra tikrai lygiau. Ji pati stilingiausia mūsų mokykloje. Bravo pilietiškiausi Emilija Sulevičiūtė ir Povilas Budrys, mūsų mylimi mokyklos prezidentai. Kartu jie dalyvauja įvairiuose projektuose, kartu reprezentuoja jaunimą visai Lietuvai bei Šviesiai gimnazijai. Skandalingiausia ir Mandė Lapukaitė. Ar girdėjai apie jos paskutinį sukeltą skandalą? Taip, mačiau, kaip gimnazijos puslapyje buvo pradėjus virti košti. O kaip dėl Nedos Narskio? Jis neabejotinai skandalingas. Paskutinę atostogų dieną visa mokykla šnekėjo apie jį. Vargšas bešokdamas balbinų šokį susilaužė ranką. Manau, kad Nedas dėl to tikrai nenuliūdo, juk tai papildomas merginų dėmesys. Na, o Bravo mokytojai šiais metais tikrai bravo. Tai Tomas Bičiūnas ir Giedrė Morkūnienė. Bravo klasė 2 A. Pati mačiau, kad jie visi kartu dalyvauja įvairiuose konkursuose. Per krikštynas pirmokams dovanojo pasirodymą. Na, tikra komanda. Kavalėris su pana, vyria košė su smala. Gabrielė, tu tik nepavydėk Bravo poreliai Margaritai ir Osvaldui. Nors tokiai poreliai būtų galima baltai pavydėti. Tikimės, kad aktyviai palaikysite savo išrinktus Bravo mokinius ir mokytojus. Ar tarsi vėjo gūsis Lietuvoje įsisukęs euras neišgąsdino Šviesiosios gimnazijos gimnazistų? Skubame įsiaiškinti, kokia situacija mūsų gimnazistų tarpe. Taigi sakykite, kur išleidote savo pirmąjį eurą? Palangoje kaip buvau. Pirkau kramtomos gumos ir varškės sūrelį. Kas tau geriau, euras ar litas? Aišku, kad litas. O kodėl? Daugiau pinigų turi. O ką pirkai iš savo pirmąjį eurą? Duonos, dešros ir mineralinio. Sakyk, ar pasilgsi lito? Be abejo. O kodėl? Nežinau, savas pinigas kažkaip pasilgsam visi turbūt. Kas geriau, euras ar litas? Rublis. O kodėl? Nes rublio valiuta yra pakankamai aukšta palyginus su mūsų valiutomis. Ir aš asmeniškai sakyčiau, kad euro vedimas yra visiškai nesąmonė ir aš būčiau už rublį. Ačiū.